Bet yra keletą momentų, kurie čia lošia. Tai pirmas dalykas, mes žinom, kaip įsibaigė partizanai. Mes visi žinom, kaip įsibaigė. Bet taip pat, kai mes žinom, kaip įsibaigė Romeo ir Julieta, tragedija, kad įdomiai tokia liūdna tragedija, kur gal ką nors gali pamokinti. Bet mes kaip tik šitą happy ending esu galvojęs labai dažnai, nes mes gyvenam Kanadoje, Kanada labai arti prie Amerikos, o Amerikoje yra tas Disney pasaulis. Tai visi, jeigu reiškia, tam Disney pasauliai, kas tai yra svarbu? Reikia bandyti. Jeigu bandysi, kažkas išeis. O jeigu neišeis, tu ką nors išmoksi, būsi geresnis žmogus. Tai tokia fantazijos pasaulis mane nervina truputį. Nes rytų Europos patirtis šito parodo, kad tu gali norėti kiek tu nori, bet istorija tave nešlos, jeigu atsitikti tai. Šitą neišversiu gerai į lietuvių kalbą, bet tam King Lear, Shakespeare sako, the gods kill us for their sport. Tai kaip lošimas, jis turi kaip žaidimas. Tai ką mes rytų Europoje skaitau, kad idėja yra skiriasi, patirtis skiriasi. Tai mano romanas turėjo įsibaigti, kaip įsibaigė dalykai rytų Europoje. Tai reiškia, kai kuriem labai blogai, bet kai kuriem, vis dėlto gyvi. Kažkas dar bus rytoj, kažkas gal dar pasikeis. Todėl bandau tokį dvigubą galą duoti šitam romanui. Kad ir liūdna, ir neliūdna, tuo pačiu laiku. Nors aš sakau, yra knygų klubas Kanadai, kai labai dažnai įsivaigia knygų klubas, saujelė žmonių, aš 6, 8 kartais daugiau, ir man dažnai darydavo tą klausimą. Sako, kodėl čia nėra to happy ending? Aš sakau, aš rašau apie Rytų Europą, čia yra happy ending. Negali būti happier ending. Šitai užsibaigė dalykai ir viskas. Bet gal ne per liūdna. Žinai, tikrai ne per liūdna ir tikrai galite nebijoti skaityti vien dėl to, kad baigėsi nevestuvėmis. Tai taip, kad labai dėkui. Ir kadangi tiek rytoj daug kam į darbą, tai labai dėkojam Snaigei ir Antanui. Dar galima knygas įsigyti, dar kas nori arbatos ar kavos galit, šokolado ir šokolado knygą. Ir kas norėsi dar paskutinis pusvalandis klausimai. Aš buvo kažkoks nesusipratimas ambasados tinklapyje. Sumaišyta data su savaitės diena. Bet tiesiog nepateko vakar, turėjau susigauti. Taip, labai norėjusi jūsų paklausti, kokius klausimus jums Romas tinka uždavė vakar? Ką nors kito? Gal kokiu kitų kampų pasuko? Aš sakyčiau, kad ne, man atrodo, čia Antanas gana taip bendrai tas pačias temas. Kas yra, žiūrint, kokia publika yra. Toj publikai vakar vakare buvo dar anglų, buvo dar saujelė kanadiečių. Tai kai kalbi su lietuviais, tai lietuviai jau tos pagrindinius faktus visus žino. Tai jeigu kalbi su kanadiečiais, su anglais, su amerikonais, tai reiškia visą mano problemą mūsų šitų romanų. Tai, kaip sakyt, istoriją dėstyti buvo šitai, pirmą turit šitą suprasti, po 50 puslapių prasidės pasakojimas. Ir pirmą istoriją. Šitą negali daryti, tai tas pats buvo vakar kitos publikos. Tai dabar bandyti greitai kažkaip anglam, kanadiečiam atpasakot kontekstą ir toliau kalbėti temą. O lietuviam ne kad užsitęstų ne per ilgai, nes lietuviai jau visi žino ir jie mus nuobodu. Tai tiek man asmeniškai tam tikrą įtaką buvo. Bet, sakyčiau, vakar truputį buvo šito Kanadoje labai dažnai buvo. Mes apie šitą nieko nežinom. Bet buvo partizanų, nieks nežino, jiem yra naujiena. Tai visos tos recencijos Kanadoje buvo, dauguma buvo labai pozityvus, bet net buvo negatyvus. Tai buvo, sakom, naujiena. Čia viskas yra naujiena. Ir aš norėčiau pridėti, kad kai aš draugavau su Antanu universitete ir jis toksai gana didelis patriotas, tais laikais buvo ir aš atsimenu dar su juo pradėjau ir sakiau, kodėl mes stengiamės
stengiamės šitą lietuvių kalbą išlaikyti. Ką mes čia norim atsiekti? Ir jis į mane pasižiūrėjo ir jis sakė, ateis ta diena, ir čia dabar mes kalbam 73 metais, 4, ir dar toli gražu sąjūdis ir viskas kitas. Jis man sako, ateis vieną dieną, kai mes būsim reikalingi Lietuvai. Ir kad mūsų balsas čia išeivijoje bus jai svarbus. Ir taip ir buvo, kai 90 metais viskas tenais pradėjo judėti, Antanas su sauja savo draugų pradėjo stumti, kad reiškia politikieriai kreiptų dėmesį, kas darėsi Lietuvoje ir priimtų Lietuvą, reiškia pripažintų jos nepriklausomybę. Tuo pačiu aš jaučiu, kad tas mano vargšas Antanas, kur sėdi ir rašo pats vienas savo kambarį, šitą visą informaciją anglų publikoje jie niekados nėra girdėję. Ir aš jaučiu, kad čia yra didelis atsiekimas, kad, aš galiu sakyti, aš žmona. Kad reiškia, yra didelis dalis pasaulio, kur apie šitokius dalykus nežino, kiek mūsų ta maža tauta iškentėjo ir dar įsilaikė nuostabiai. Tai va, tai reikėtų anekdotų. Tai aš noriu sakyti, vienu metu aš neblogai kalbėjau lietuviškai. Ir kai atvažiavo Landsbergis, atskrido į Kanadą, aš buvau Kanados premjero vertėjas Landsbergį. Ir taip susistatė, kad du vertėjai. Landsbergio vertėjas, o aš buvau Kanados premjero vertėjas. Ir man įtampa, nes aš neturiu patirties ir aš neturiu gerą atmintį, tai aš juos šitoj partijoj šneka ir viskas maždaug gerai užsibaigė, ir aš pradėjau atsipalaiduoti. Ir Kanados premjeras bando pajuokauti su Landsbergiu. Sako, bet taip ilgai sako, mes jūs matome televizijos dažniau negu Rivera. Koks būtų sakęs Rivera? Kažkoks? Televizijos kažkokia žvaigždė. Bet jis ilgai tai pasakoja. Ir Landsbergis stovi laukia, ir žinok, jis nieko nesupras. Tai aš pasakau į Landsbergį, sakiau, Kanados premjeras bando juokauti apie Paco Rivera, aš negaliu šitą išvesti, bet jeigu jūs nepasijuoksit, jis bus nusiminęs. Ir Landsbergis taip pat. Visi laimingi atėjo. Kad baigtume su juo. Ir dar norėjau paklausti, jau ten už metų sakė, mačiau, kad perka teisę filmui statyti. Jo, prieš metus pirko, tai yra Tomo Danielos studija, kuri padarė tą filmą Atsisveikinimas, tai nupirko teisės į filmą, bet aišku, buvo net 3 grupės, kurios norėjo, bet visi turėjo kažko bendro su lietuviais, nebuvo Hollywoodas, buvo kažkokie europiečiai, Daniela iš Australijos. Bet jie, aišku, jiems sukelti tos finansus dėl filmus užtrunko laiko. Tai kaip jiems saksi, aš bandau nesivelti į tos dalykus, kur aš nelabai supratau. Tai gerai, tai jis turi sveikino, aš padėsiu kiek aš galiu, bet aš neinu į detalės, nes ne mano pasaulis. Man geriau ramiai sautis ir prašau sakant ir. Bet ar jūs pats scenarijų rašysite? Ne, aš atsisakiau scenarijų rašyti, nes aš nežinau, kaip scenarijus rašyti. Tai yra, kažkas žinos, jeigu jie yra. Aš galiu patarti. Mes Čikagoje 3 dienas Danielą įsidėjom, tai yra kunigaikščių užeiga, tas restaurantas, lietuviškas restaurantas. Bet 3 dienas iš eilės nuo pietų, kai vakarienės valgė lietuvišką maistą. Pradedant nuo cepelinų iki kurgalių, turėdulų, iki gardūnų. Tai 3 dienas, paskui sakau, užtenka, jo maitą turi skristi atgal į Torontą. Tai lietuviškas maistas. Bet pastoviai, du sykiai dieną, 3 dienas turi kalbėti. Tai kas bus toliau, nežinau, žiūrėsim kaip išeis. Su finansavimu sunku, jie bando gauti iš Lietuvos taip pat, bet irgi nėra daug lėšų. Jau viskas ką. Tai ką, tada paskutinės, ta prasme, ar ne visai paskutinės minutės galite prieiti, paklausti, kol, žodžiu, kaip visada jūs laisvai. Taip.